Sveiki, dabar bandysiu Jums trumpai papasakoti apie dokumentą, kurį skubiosios pagalbos skyriuje mes vadiname trilapiu. Tai yra pagrindinis dokumentas, kuriame yra visa reikiama informacija apie pacientą, apie nusiskundimus, ligos istoriją, apie tyrimus, kuriuos mes atlikome ir paskirtą gydymą. Taigi pradėsime nuo pradžių. Štai čia mes matome vietelę, kurioje būna įrašyta ligos istorijos numeris. Paprastai tai užrašo registratorės registratūroje. Štai čia yra surašomi asmens duomenys, jų mums taip pat nereikia rašyti, ir atvykimo laikas bei data. Visą kitą šiame lape turime supildyti mes. Taigi pradėsime nuo pradžių. Pirmiausia, atkeliavę pas pacientą, mes išsiklausėme jo nusiskundimų, trumpą susirgimo istoriją. Visą tai surašome štai šioje grafoje. Būtinai paklausime apie ligas, kuriomis jis serga. Štai čia mes matome puikų suflerį, ką reikėtų paklausti, pagrindinės ligas. Tai tiesiog sudedame iksiukus prie ligų, kuriomis serga pacientas. Taip pat paklauskime apie alergijas, kuriomis jisai serga. Atsiprašau, apie alergijas, kam jis yra alergiškas, tai taip pat surašome štai čia. Jeigu jisai turės kažkokių didelių operacijų arba galbūt jis vartoja vaistus, kurie yra aktualūs šių susirgimo metu arba dabartinių nusiskundimų metu, tai taip pat juos surašome štai čia. Ką mes toliau turėtume nepamiršti? Turime pasižiūrėti, ar pacientas atvyko pats, ar jį atvežė greitoji. Jeigu jį atvežė greitoji, tai galbūt jis yra pervežtas iš kitos ligoninės. Jeigu taip, tuomet įrašome šioje vietoje, iš kur jis yra pervežtas. Taip pat, jei tai yra trauminis pacientas, turime žymėti, kad tai yra trauma ir išsiaiškinti, kokiamis aplinkybėmis ta trauma įvyko. Ar tai yra autoįvykio metu nukentėjęs pacientas, smurto metu, tai trauma būtyje arba galbūt susijusi su darbu. Kas yra svarbu, tai jeigu ta trauma yra susijusi su darbu, tai labai svarbu užrašyti tikslų laiką, kada įvyko trauma. Tai įrašome čia, kad būtų. Toliau pacientai, kurie yra nukentėję smurto arba autoįvykio metu, apie juos turėtų būti informuojama policija. Jeigu jūs nesate tikri, ar policija buvo informuota, tai galite paklausti registratorių registratūroje, nes tai yra žmonės, kurie yra atsakingi už šitą darbą ir jie turi knygą, kurioje yra fiksuojami visi pacientai, dėl kurių buvo policija informuota. Taigi atžymime, ar policija buvo informuota. Toliau pacientai, kurie nukentėję autoįvykio metu arba trauma yra susijusi su darbo ir yra sunkus pažeidimai. Tokiu atveju turi būti būtinai paimtas kraujas dėl alkoholio. Jeigu jūs nesate tikri, ar jis buvo paimtas, tokiu atveju paklausite pacientą prižiūrinčios bendrosios praktikos slaugytojos, ji jums atsakys į šį klausimą. Jeigu kraujas nebuvo paimtas, bet jūs galvojate, kad reikėtų jį paimti, tai tiesiog taip pat primenate apie tai slaugytojai, jį paims kraują, atžymime štai čia. Toliau pacientai, kurie turi sužeidimų, žaizdų, nubrozdinimų ir panašiai, kurie yra vyresni negu 25 metų ir metų bėgyje nebuvo skiepyti nuo stabligės. Tokiu atveju jie turėtų būti paskiepyti Movakso vakcina. Pabraukiame stabligę, pliusiukas štai čia ir nepamirštame įrašyti paskirimuose, kad skiepytasi Movaksu. Toliau pacientai, kurie nukentėjo nuo gyvūnų, kurie nebuvo paskiepyti nuo pasiutligės. Tai mūsų darbas paskiepyti ne tik Movaksu, bet ir skiepais nuo pasiutligės. Taip pat atžymime štai čia, pabraukiame ir įrašome į paskirimus bei apačioje prie gydymo. Toliau keliausime į objektyvią apžiūrą. Taigi, atkeliavę pas pacientą, mes įvertiname jo vyzdžius, jų dydį, simetriškumą ir fotoreakciją. Viską žymime šioje grafoje. Toliau trumpas neurologinis ištyrimas, ar mes radome kažkokių meninginių simptomų, paralyžių, galbūt buvę traukuliai. Jeigu nieko blogo nerandame, pažymime, kad pakitimų nėra. Įvertiname kalbą, taip pat įrašome Glasgow komų skalę balus, kuriuos randame. Paklausime pacientą apie skausmą, kiek jis įvertintų nuo 0 iki 10. Taip pat nepamirškite atžymėti skausmo balų. Toliau įvertinate kvėpavimo takus, cianotiškas pacientas ar ne. Gyvybiniai parodymai, kvėpavimo dažnio saturacija, ŠSD ir AKS. Pradinius duomenis jūs galite pasižiūrėti IAM sistemoje. Jeigu jums atrodo, kad šiuo metu paciento būklė netitinka pradinių duomenų, kad jie gali būti pasikeitę arba duomenis, kuriuos jūs radote sistemoje, jums atrodo kažkokie įtartini, tai siūlau jums patiems visą tai persimatuoti dar kartą ir tiesiog šalia sužymėti naujus duomenis, kuriuos jūs gavote.
Jeigu auskultavote plaučius, tai taip pat nepamirškite pažymėti radinius, sausi drėgni karkalai, galbūt vezikulinis alsavimas. Ir toliau keliaujame į laboratorinius ir instrumentinius tyrimus. Šioje grafoje matote laboratorinių tyrimų langelis. Čia skubiosios pagalbos skyriuje dažniausiai atliekami tyrimai. Tai prie jų tiesiog surašome skaičiukus, kuriuos gauname. Jeigu atlikote kažkokius papildomus tyrimus, tai juos surašome štai čia. Jeigu darėte kardiogramą, galite trumpą jos aprašą parašyti štai čia. Dabar toliau instrumentiniai tyrimai bei konsultantų išvados žymimas šioje grafoje. Tai trumpai aprašykite ultragarso, rentgeno, kompiuterinės tomografijos išvadas, trumpos konsultantų išvados. Jeigu objektyviai tirdami pacientą radote kažkokių radinių, žaizdos, lūžę kaulai, tarkim, palpuojant pilvą įtempti raumenis ar pilvaplėvės dirginimo reiškiniai, viską taip pat galite surašyti štai čia. Toliau keliaujame prie gydymo. Gydymas, kurį jūs surašėte į paskirimus bendrosios praktikos slaugytojai, turėtų atsispindėti lygiagrečiai ir štai čia. Viskas, kas buvo paskirta, viskas turi atsirasti čia. Kad šeimos gydytojas ar kitas gydytojas, kuris perims jūsų pacientą, žinotų, kas buvo jam padaryta. Toliau, kai pacientas yra ištirtas, jam paskirtas gydymas ir mes pradedame galvoti apie išrašymą, tuomet periname prie išrašymo langelių. Taigi rezultatas, kaip pacientas jaučiasi dabar, ar jo būklė pagerėjo, nepakito ar pablogėjo. Jeigu yra išduodama nedarbingumo pažyma, atžymime, kad išduota ir būtinai rašomas išdavimo numeris. Toliau rekomendacijos. Jei pacientas išleidžiamas ambulatoriniam gydymui, rekomendacijos trumpos šeimos gydytojui, kad jis žinotų, ką turi daryti su šiuo pacientu. Galbūt jam reikia kažkokių tai planinių konsultacijų, galbūt turėtų būti kartojami kažkurie tyrimai. Tai taip pat viską surašome štai čia prie rekomendacijų ir tada mes kylame aukštyn. Toliau rašome tikslų išvykimo datą ir laiką. Taip pat, kur pacientas keliauja toliau, ar jis yra išleistas į namus, ar jis stacionarizuojamas į Kauno klinikas, jei taip, įrašome į kokį skyrių. Jei pacientas keliauja į kitą ligoninę, įrašome į kokią ligoninę jis yra siunčiamas. Diagnozė turėtų būti rašoma lietuvių arba lotynų kalbomis. Jei pacientas yra užsienietis, tokiu atveju reikėtų rašyti diagnozę lotyniškai ir spausdintinėmis raidėmis. Nepamirškime surašyti SMP kategorijos, tai yra labai svarbu dėl apmokėjimo. Šis langelis turi visuomet būti užpildytas. Jeigu jis nėra užpildytas, tokiu atveju pacientas turi susimokėti už gydymą. Taigi niekad šito nepamirškite. SMP kategorijos lapus jūs rasite priėmimo skyriuje, būsite su jais supažindinti. Ir jeigu jūs nežinosite, ką įrašyti, galite bet kada klausti šalia esančio gydytojo. Taip pat nepamirštame įrašyti TLK. Jei pacientas siunčiamas į stacionarą Kauno klinikos arba į kitą ligoninę, taip pat įrašome datą, kurią dieną jūs siunčiate. Tai paprastai yra ta diena, kai apžiūrite pacientą. Tai tiek. Tuomet mes tiesiog dar kartą permetame visą lapą akimis, ar nepalikome kažkokių tuščių langelių, ar viską užpildėme. Jeigu viskas atrodo užpildytas, keliaujame parašų pas jūs prižiūrinti gydytoją. Ką jūs taip pat turite nepamiršti? Paėmę šitą dokumentą į rankas, visų pirma, jūs užsidedate savo štampą. Niekuomet šito nepamirškite, nes gydytojas gali nepasirašinėti po dokumentų, jeigu šalia nėra jūsų štampo. Nes jūs taip pat esate prižiūrintis gydytojas šito paciento ir jūs taip pat nešate šiokią tokią atsakomybę. Taigi, kai jau turite parašus, pirmas lapas jis yra baltas, jis yra išplėšiamas ir yra klijuojamas į kortelę. Žalias lapas yra pacientam kurie yra išleidžiami namo, įduodamas į rankas. Jei pacientas pervežamas į kitą ligoninę, žalias lapas keliauja GMP personalui į rankas. Jei pacientas stacionarizuojamas į Kauno klinikas, žalias lapas kartu su baltu lapu klijuojami į kortelę. Geltonas lapas keliauja į krūvelę, kurią vėliau tikrina vadovas, ar mes tinkamai atliekame savo darbą. Jeigu jums kils kažkokių klausimų, nežinosite kaip pildyti trilapį, bet kada kreipkitės į šalia esantį gydytoją arba vyresnį rezidentą, visi jums mielai padės. Sėkmės.